Advento kalendorius. Mintimis dalyjasi Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis brolis Benediktas. Gruodžio 5 diena, antradienis. Evangelija pagal Luką. Tuomet jis pradžiugo šventąja dvasia ir prabilo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota ir niekas nežino, kas yra sūnus, tik tėvas, nei kas yra tėvas, tik sūnus ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Atsigręžęs, vien tik tai į mokinius jis tarė: palaimintos akys, kurios regi, kai jūs regite. Sakau jums, daugelį pranašų ir karalių troško išvysti, kai jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, kai jūs girdite, bet neišgirdo. Tai Dievo žodis. 4 teksto eilutės ir 5 Jėzaus kreipiniai į tėvą, o ne į Dievą. Kodėl? Kodėl tėvas? Ar tokiu būdu Jėzus nori pabrėžti asmeninį ir savo intimų santykį su Dievu, o gal siekia atskleisti Dievo kaip tėvo savybę, kuriai būdingas švelnumas, mylėjimas ir artumas? Toks kreipinys atskleidžia Jėzaus mokiniams ir mums, kad Dievas nėra tolimas ar neprieinamas, bet yra kaip artimas ir mylintis tėvas. Taip pat galime manyti, kad Jėzus pasirinko šį kreipinį norėdamas pabrėžti Dievo mylinčią ir gailestingą būseną širdį, ypač kalbėdamas apie paslaptis, kurias Dievas apreiškė mažutėliams. Kaip manote, iš pateikto teksto tai parodo, kad Jėzus nori, kad žmonės vertintų ir kreiptųsi į Dievą ne tik kaip į visagalį ir šventą, bet ir kaip į švelnų mylintį tėvą. Mokiniai yra palaiminti, nes jiems leidžiama matyti ir suprasti Dievo karalystės tiesas, tiesiogiai iš mokytojo žodžio ir veiksmų. Tai yra privilegijuota padėtis, kurios daugelis pranašų ir karalių norėjo, bet jiems tai nebuvo duota. Brangieji, būkite palaiminti. Dievas su jumis.